Rugpjūčio 4 dieną mes šventėm suknelių dieną. Deimantė, tu esi stebuklas įkūrėja ir Indrė Lakimi įkūrėja susivienijo tam, kad sukurtų moteriškai smagią šventę. Visiškai be jokios progos antrą kartą iš eilės mes šventėme dieną, kada mes žydime, nes pačios to norime. Suknelių diena mums yra tarsi simbolis, kad nebūtina laukti išskirtinės progos, kad nebūtina laukti, kol kas nors pakvies ir nebūtina taupyti geros nuotaikos kažkokiai dienai. Gyventi mes galim ir džiaugtis mes galim čia ir dabar. Likimas taip susiklostė, kad šįkart suknelių dienoje mes buvome 3. Ar mums buvo nuobodu? Kaip matote, tikrai ne. 3 laisvos sielos susitiko tikriausiai ne veltui šią dieną tik 3. Tam, kad iš tikrųjų parodyti, ką reiškia žydėti. Mums ši diena apie tai, kad mes visą laiką galime sulaužyti tuos savo vidinius standartus, ką galima daryti, ko negalima, ką leidžiu savo daryti ir ko neleidžiu, ir kad griūtų visos sienos, kurios mums trukdo pasiekti tuos jausmus, kuriuos mes iš tikrųjų norime jausti ir kokiais iš tikrųjų mes norime gyventi. Todėl, nors mes turėjome savotišką planą, ką darysime, iš tikrųjų buvo daug eksperimentų, kągi nuveikus čia ir dabar, kad pajausti visą tą džiaugsmą, iš tikrųjų pasimėgauti akimirką ir nustebinti kartais, nes pačios save, kaip mes sugebam ir galime tai daryti. Tol, kol didžioji dalis žmonių, kurie buvo kviečiami prisijungti ir toliau filmavo, mes tiesiog gyvenome tuo momentu ir tą akimirką. Ir jeigu kažkas galvoja, kad labai baisu šokti vidury aikštės, tai žinokite, kad kai pradedat mėgautis tuo, ką darote, jūs esate savyje. O kai esate savyje, jūs praktiškai nematote, kas vyksta aplink, jūs tarsi kitam pasaulyje. Visiškas flow užlieja visą kūną ir mintis. Ši diena buvo tikrai pilna įspūdžių, daug juoko, daug energijos ir žmonių, be abejo, reakcijų jų tikrai buvo mieste daug. Vieni stebėjosi, kaipgi galima šitaip sau leisti. Tuo tarpu kiti suprato, kad galima ir šitaip, aš ir norėčiau. Esu tikra, kad kiekvienas išsinešė savo ir savo. Mes irgi. Gera buvo būti, neskaičiuojant laiko. Gera buvo būti, nepergalvojant prieš pasakant žodžius. Gera buvo būti ir tiesiog kvailioti, visiškai negalvojant apie nieką. Leisti savo daugiau, būti daugiau, nesitikėti ir nekelti jokių lūkesčių apie tai, o kas bus paskui. Neplanuoti, negalvoti, nepersistengti, nesijaudinti, nesigėdinti, nestabdyti savęs ir dar daug visko išgyventi ir patirti. To, ko mes tikrai visi pasiilgstam reguliarią dieną. Tarp kitko, ar jau supratot, kad ši diena taip pat buvo reguliari? Tiesiog mes pasirinkome ją leisti, bet būtent taip, padaryti taip, kad paprasta, reguliari, niekuo tarsi neypatinga diena virstų pačia geriausia diena. Ir greičiausiai ta žinutė, kurią mes taip ir norime perduoti šią dieną, yra būtent apie tai, kad mes galim gyventi ir mėgautis nieko nelaukiant. Galim susikurti šventę, galim susikurti ramybę,
galim susikurti pramogą kažkokią harmoniją, galim apsupti save žmonėmis, su kuriais mums gera, galime būti tikrais savimi ir nebestabdyti savo džiaugsmo, nesisfokusuoti kažkur tai tenai į problemas, kurių tarp kitko visą laiką gyvenime bus kažkokių tai iššūkių ar problemų. Tiesiog pasirinkti džiaugtis, pasirinkti būti laimingu, pasirinkti gyventi laimėje, malonume ir imti tai, kas yra mums duota, kartais net nemokamai. Kad ir šio vaikino muzika. Ačiū jam už tą atmosferą, kurią jis taip pat tądien sukūrė katedros aikštėj, kad ta diena būtų ypatinga mums visiems esantiems aplinkui. Nuoširdžiai tikiu, kad kuo mūsų tokių bus daugiau, tuo gražesnis pasaulis bus aplinkui. Tamsos ir taip tiek daug. Kodėlgi mums visiems nekūrus šviesos? Pradedant aišku nuo savęs ir baigiant aplinkiniais, kurie yra šalia mūsų. Galbūt virš mūsų kartais ir cepelininis dangus, bet mes galim patys pasirinkti nebūti cepelininiais savo viduje. Nes kas mūsų viduje, tuo ir dalinamės su kitais. Tai buvo nuostabu. Ačiū, merginos.